Sveiki! Šiandien apžvelgsime ne vieną naują iš krosnies ištrauktą modelį, o lengvai naudotą. Ir tai bus ne vienas, o ne trys kone karščiausios savo modelių versijos. 2 prancūzai ir 1 atstovas iš Vokietijos. Taigi pradėkime nuo ryškiausios ir vyriausios šios popietės žvaigždės DS. Prieš pradedant, turbūt vertėtų jūs supažindinti, kas yra tas DS. Jeigu galvojate, kad tai tik dar vienas Citroenas, tikrai klystate. 1955 metais Paryžiaus automobilių parodoje Citroenas pristatė ikoniškąjį Citroen Desire Special, taip vadinama DS. Automobilis buvo inovatyvus ir išsiskyrė tuo metu neįprastu inovatyviu futuristiniu dizainu. Be to, techninėmis savybėmis, tokiamis kaip hidropneumatinė pakaba. Tai buvo vienas pirmųjų masinės gamybos automobilių su diskiniais stabdžiais, kurie suteikė gerokai geresnį stabdymo našumą. Citroen DS buvo įkurtas 2009 metais kaip modelių serija, tačiau 2014 metais tapo atskirų prekinių ženklų, siekiančių konkuruoti su geriausiais prabangos prekių ženklais, tokiais kaip BMW, Audi ir Mercedes-Benz. Taigi, pasižiūrėkime, ar šis gražuolis vertas konkuruoti su vokiečių trijule. D7 Crossback yra didžiausias DS šeimos visureigių. Žvelgiant į jį, sunku pasakyti, iš kurio kampo jis atrodo gražiausiai, nes visur rasime akį traukiančią detalę. Priekiniai žibintai atliekantis pasitikimo šokį, chromuotos detalės suteikiančios prabangos jausmą ir galiniai žibintai, sukuriantis gilumo įspūdį. Bet tikrasis vakarėlis vyksta DS7 viduje. Pirmasis įspūdis, kiek čia daug odos ir įvairių dizaino elementų, kurių pas vokiečius dažnai nepamatysi. Taigi, sėdėdamas čia tikrai jautiesi ypatingai. Tai tikras technologijų ir dizaino įvykis, kurio centre esate jūs ir jūsų keleiviai. Šis modelis pagamintas 2018 metais, tačiau salonas atrodo kaip naujas. Beje, čia įdiegta Opera geriausia komplektacija bei apstu puikių funkcijų, kurios užtikrins jūsų kelionių saugumą ir komfortiškumą. Šildomas priekinis stiklas tikrai pasitarnaus šaltuoju periodu. Priekinių sėdynių ventiliavimas ir šildymas lepins tiek žiemą, tiek vasarą, bei masažinė funkcija priekinėse sėdynėse padės po sunkios darbo dienos. Priekiniai ir galinės kameros padės jaustis užtikrintai miesto labirintuose, o naktinė matymo kamera padės, kai pusę metų vyrauja tamsa. Taigi komfortiškai jausite sėdėdami tiek priekyje, tiek gale. Be to čia puikiai tilps ir 3 asmenys, nes, kaip matote, transmisijos tunelio čia paprasčiausiai nėra. Be to, galinių sėdynių atlašai yra reguliuojami elektra, nes taip tiesiog prabangiau. Taigi bagažinė elektrinė, jos talpa 555 litrai. Bagažinė išties praktiška ir turi 2 dugną. Taigi DS siekia sukurti ne tik išskirtinį dizainą, kupiną technologijų, bet čia labai svarbu ir patogumas. Važiuojame su 1,6 litrų darbinio tūrio turbo benzininiu varikliu, kuris gali išvystyti 225 arklio galias. Nedidelis darbinis tūris ir 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė leidžia užtikrinti vidutinės kuro sąnaudas 7,3 litrai 100 km. Kas liečia važiavimą, DS7 tikrai pateisina DS vardą ir važiavimas bus komfortiškas ir malonus. Jeigu norite naujesnio ir galingesnio automobilio arba tiesiog ramesnio ir santūresnio dizaino, Stelauto jums gali pasiūlyti Opel Grandland X. Su 1,6 litrų turbo benzininiu varikliu ir baterija. Taip, tai įkraunamas hibridas, išvystantis 300 arklio galių. Šis modelis yra 2021 metų ir jam yra suteikiama pusės metų garantija su galimybė ją pratęsti.
Nors iš išvaizdos šis modelis atrodo gana rudeniškas, iš tiesų iš techninės pusės čia yra visa vasaros puota. Šis modelis yra varomas 4 ratais, todėl pravers žiemos laikotarpiu. Be to turi įmontuotą elektros bateriją, kuri leis nuvažiuoti 50 km tik elektra. Šiame modelyje rasite funkciją pašildyti saloną nustatytų laiku, bevielį telefono įkroviklį bei ventiliuojamas priekinės sėdynės. Saugumą užtikrins kelio ženklų atpažinimas, juostų palaikymas ir adaptyvi kruizo kontrolė. Be to, patogiam parkavimuisi tikrai padės priekinė ir galinės kameros ir atstumo davikliai. Opel Grandland X yra kompaktiškas, bet vietos trūkumų viduje tikrai nesiskųsite, kaip ir medžiagų kokybė. Čia nerasite liečiamų mygtukų, todėl visas valdymas bus aiškus ir užtikrintas. Taigi šio modelio bagažinė yra mažesnė nei įprasto Grandland X, nes joje slepiasi baterijos. Tačiau būtent dėl to CO2 yra itin mažas, tad jums nereikės mokėti taršos mokesčio. O jeigu prireiks kažką tempti, šis automobilis turi ir kablį. Taigi važiavimas šiuo hibridu niekuo neišsiskiria. Jis gana komfortiškas ir saugus, bet posūkiuose gali pasijausti kėbulo pasvirimas ir padidėjusi masė. Šis modelis turi pagirtiną akceleraciją apie 6 sekundės bei neįtikėtinas kuro sąnaudas – 1,5 litrai 100 km. Žinoma, baterija turi būti įkrauta, kad tai pasiekti. O kas jeigu norite galios ir ekonomijos, tačiau Grandland X dizainas jūsų tiesiog netraukia? Tuomet atsakymas būtų Peugeot 3008, kuris turi tokį patį variklį – 1,6 litrų turbo variklis su elektros baterija. Abu automobiliai išvysto iki 300 arklio galių. Beje, šis automobilis buvo pagamintas 2021 metais, tad jam vis dar galioja gamintojo garantija be ridos apribojimo. Vairuojant šį raudonąjį 3008, kiekviena diena įgaus ryškesnį atspalvį, o 3 spalvų kombinacija leis išsiskirti iš pilkos masės. Beje, apačioje esantis plastikas pasitarnaus tiems, kurie mėgsta nusukti nuo kelio, bet kodėlgi ne, šis modelis yra varomas 4 ratais. Smagu pasidžiaugti, kad šiuolaikinių Peugeot kokybė yra itin aukšta, o įsėdus į vidų atrodo, lyg mašina būtų ką tik išriedėjusi iš gamyklos. Čia matome kontrastingas spalvas, todėl salonas išties atrodo išskirtinis. Sėdynės šiame modelyje yra šildomos ir įrėminančios, todėl tiek vairuotojas, tiek keleivis galės sėdėti lyg atskiruose kokonuose. Beje, prietaisų skydelis yra lengvai pasuktas į vairuotoją, todėl jums bus lengva valdyti čia esančias funkcijas. Kai kurios iš jų yra valdomas mygtukais, kai kuriuos liečiamų ekranu. Taip pat galite pasikrauti savo telefoną bevieliu įkrovikliu ir naudotis Apple CarPlay ir Android Auto. Kamera čia yra tik tai gale, tačiau tiek priekyje, tiek gale yra atstumo davikliai. Iš malonių funkcijų žiemos metu priekinis stiklas yra šildomas, bei turite galimybę šildyti saloną norimų metu. Galinės sėdynės taip pat įdomesnės, suteikiančios daugiau erdvės. Čia taip pat nėra transmisijos tunelio, rasite 2 jungtis USB bei porankį. Kaip matome, bagažinė yra sumažėjusi dėl čia esančių baterijų, tačiau vis dėlto čia rasite truputėlį vietos savo kasdieniams daiktams. 300 arklio galių tikrai pasijus kasdienėse kelionėse, o įkraunama baterija leis džiaugtis mažesnėmis kuro sąnaudomis. Vis dėlto šio modelio nereikėtų laikyti sportiniu automobiliu, nes papildoma masė greitai apie save primins posūkiuose. Tačiau jeigu ieškote Peugeot, kuris turi sportiškesnį valdymą, vertėtų rinktis kitą modelį. Tai automobilis norintiems stilių, saugių, ekonomiškų ir stilingų kelionių. Taigi, štai ir pristatėme 3 dėmesio vertus modelius iš Stellauto naudotų automobilių kolekcijos. Jeigu šie modeliai vis dėlto jūsų nesužavėjo,
Atvažiuokite ir išsirinkite savo tinkamą automobilį su garantija.